Pirmą kartą Lietuvos neurochirurgijos istorijoje Kauno klinikų medikai sėkmingai atliko itin sudėtingą smegenų operaciją. Nesveiką į smegenų pusrutulį atsiejo nuo sveikojo. Šis metodas taikytas 2 metukų pacientai sergančiai epilepsija. Gustytė buvo 3 mėnesiai, kai mama pastebėjo pirmuosius epilepsijos priepuolius. Bėgant laikui padėtis blogėjo. Iš pradžių galvojau, kad tai tik tais pilvo spazmai, kaip būna kūdikiam. Po to prasidėjo gydymas, į vaistus nereagavo, ką skirdavo, keisdavo komponentus vaistų, bet nesisekdavo gydymas. Gustė turėjo įgimtą smegenų vystymosi defektą. Jos vienas pusrutulis buvo ne visiškai teisingai išsivystęs, jame kilo epilepsinis aktyvumas, tačiau einant laikui jisai išplito visose smegenyse ir rodos priepuoliai yra ir nedideli, ir jie akivaizdžiai lyg ir nematomi, bet jie daro savo darbą. Tas epileptizacija smegenų yra tokia ryški, kad jį trikdo ir neleidžia mergaitei vystytis. Atkakliai nesitraukianti liga nepaliko pasirinkimo. Medikai ryžosi mergaitę operuoti. Šių metų gegužę jai atlikta pirmoji Lietuvoje hemisferotomija. Nesveikasis smegenų pusrutulis atskirtas nuo sveikojo. Tai tikrai pirmoji operacija, apie kurią tikrai svajojo ir mūsų mokytojai, ir profesorius Jeržemskas, vienas iš pradininkų, tačiau niekas nedrįso jos atlikti, kadangi tuo metu ir galimybės buvo labai ribotos ir pasekmes dažnai būdavo skausmingos. Po operacijos neliko priepuolių, o taikant reabilitaciją sparčiai žengė į priekį mergaitės raida. Tokių sėkmės istorijų neabejojama bus ir daugiau. Neurochirurgijos klinikoje įsteigtas funkcinės neurochirurgijos sektorius. Čia dirbantys jauni gydytojai Andrius Radžiūnas ir Mindaugas Urbonas gilinasi į epilepsijos chirurgijos subtilybės. Struktūriniai pokyčiai leidžia efektyviau diagnozuoti ir greičiau parinkti tinkamą gydymą. Pacientas yra ištiriamas atliekant encefalografijas, rašant jas nakties metu, jeigu reikalinga, įsodinant elektrodus, atliekant pagal protokolus kitus vaizdinius tyrimus ar psichologinius tyrimus ir nustatoma, kokio pobūdžio galėtų būti ta operacija, ar ji galėtų padėti, kokios yra rizikos. Nors epilepsijos chirurginis gydymas kraštutinis sprendimas, apie jį turėtų pagalvoti gydymu nusivylę ligoniai. Kai epilepsija atspari vaistams, besikartojantys priepuoliai padaro daugiau žalos smegenims nei operacija.